Labą dieną, aš esu Julius Tilvikas, psichologas ir šiandien mes kalbame apie augimo skausmą. Kasgi yra tas augimo skausmas? Šiaip žmonės ateina į psichologo kabinetą, į terapiją ir yra ne vienas, kuris sako, jo, žinai, kaip aš ir norėčiau tų pokyčių, bet aš jų norėčiau kažkaip tai labai taip lengvai, kad viskas taip imtų, praslystų, praeitų ir būtų lengva ir paprasta. Ir aš juos suprantu puikiai, nes mums visada, faktiškai didžiai mūsų daugumai, norisi, kad pokyčiai mūsų gyvenime vyktų labai paprastai, lengvai, mums turint įkvėpimą, motyvacijos ir tiesiog mes ateitume į darbą, imtume ir darytume dalykus. Bet jeigu pažiūrėtume mes į visą savo gyvenimą ir į tokius esminius dalykus, kuriuos mums kaip ir tenka išmokti, faktiškai jie visi susiję su skausmu ir su didelėmis pastangomis. Pradėti vaikščioti. Kiek kartų reikia nukristi, keltis, susimušti, griūti, išmokti bėgti, tada vėl griūti, kol mes išmokstame adekvačiai vaikščioti. Išmokti kalbėti, kiek mes ilgai turime kalbėti ir bandyti tarti tuos garsus ir bandyti sudėlioti teisingai žodžius, kad mūsų kalba būtų sklandi ir aiški. Kurti santykius. Pirmiausia, mes mokomės kurti santykius su savo artimiausiais žmonėms, su tėvais arba kitais aplinkiniais esančiais žmonėms, broliais, seserėmis, giminaičiais. Ir dažnai tie santykiai yra pilni konfliktų, kuriuose mes kažkaip tai bandome suprasti, kur yra tos mūsų ribos. Ir po daugelio klaidų ir nusivylimų ir skausmo ir pykčių mes išmokstame adekvačiai bendrauti su kitais žmonėmis. Mes norime išmokti naujų dalykų gyvenime, tokių kaip pavyzdžiui skaityti, rašyti ir mums reikia daug kartų pakartoti tą pačią A raidę, ar K raidę, ar Z raidę, kol mes išmokstame ją tinkamai parašyti. Ir tada būna mūsų rankos rašaluotos, mes būname murzini ir kartais gauname ir blogą vertinimą dėl to, kad kažko nepadarome. Ir tai irgi yra nemaloni patirtis. Ir jeigu taip pažiūrėti iš tikrųjų, tam, kad mes turėtume kažkokį įgūdį, tai reiškia, kad mes galėtume užaugti, mums reikia susidurti su tokiu stipriu pasipriešinimu ir jį įveikti. Tas pasipriešinimas, jisai mumyse atsiranda per tokį skausmą, per tam tikrą prasme, pavadinkim tai kančia. Ir kalbant apie psichologiją ir apie psichoterapiją, aš irgi norėčiau šitoje vietoje pastebėti, kad vis dėlto be pastangų, tokių greitų ir paprastų rezultatų mes dažniausiai nepasiekime ir negauname. Ir tai yra augimo skausmas. Jeigu mes norime išmokti nubėgti maratoną, o išmokti tai reiškia, kad mes turime ilgai treniruotis, bėgioti, uždusti, mums skaudės raumenis, mes psichologiškai turim tam pasiruošti, mes turim ilgai treniruotis, būti treniruotėje ir atkentėti savo treniruočių režimą. Praeitą rudenį aš pradėjau mokytis plaukioti burlente. Ir aš daug kartų kritau į vandenį ir ten mano veidas buvo daugiau ten pilnas vandens negu smegenų, kol aš pradėjau kažkaip tai bent adekvačiai ją valdyti. Ir tai irgi buvo nemalonu ir, sakyčiau, taip kartais net ir skausminga. Ir šitoje vietoje atsiranda klausimas, tai gerai, tai jeigu viskas va taip ateina per tokią kančią, per tą skausmą, kągi tada daryti? Negi tas gyvenimas toks yra visiškai toks jau tamsus, liūdnas ir prastas, kaip va šiandieninė tokia tamsi pavasario diena. Mes galime rinktis sąmoningai, kentėti, būti toje kančioje arba dažniausiai mes net nesirenkam, mes tiesiog būnam toj kančioje. Mes nepriimam jos, norisi, kad greičiau tai dingtų, baigtųsi, išeitų. Bet tai yra vis tiek mūsų pasirinkimas, arba mes galim padaryti kitą žingsnį, tai įsisąmoninti tai kaip patirtį, kaip kažką, kas yra neišvengiama ir su tuo mes turime išbūti, renkamės išbūti ir tada judėti į priekį. Ir galiausiai
Aš noriu vieną tokį dalyką pastebėti, kad jeigu kas nors jums sako, kad žinot, naujų dalykų jūs galite išmokti be pastangų, kad jūs galite užaugti be kažkokio tai išgyvenimų, kančios, skausmo, pastangų, krūvio, kad ir kaip mes tai įvardintume, aš linkėčiau labiau labai su tokia didelė atsarga žiūrėti į tokias žmonės. Nes arba tai bus kažkokia kaina prie to pridėta, tai yra kaina galbūt jūsų sveikatos, galbūt to gebėjimo kokybės, galbūt pinigų, o galbūt viso šito ir galiausiai vis tiek gali būti, kad teks mokytis tuo sunkiuoju būdu. Arba tie žmonės iš tikrųjų patys nesupranta, apie ką jie kalba. Ir jie patys dar nėra tiek užaugę, kad priimtų tai, kad vis dėlto sunkius dalykus, esminius dalykus savo gyvenime mes pasiekėme tik tai su labai didelėm pastangom.